Labą dieną. Mielos kolegės, dabar iš karto dairausi, ar nepadariau čia nusižengimo kokio, bet panašu, kad ne. Kai susitinku su pradinių klasių mokytojais, tai visą laiką labai dairausi pažįstamų veidų. Nes iš tikrųjų su nemažai mokytojai esam susitikę seminaruose ir visada labai smagu pasimatyti dar kartą ir dar kartą. Ir darbas su išleidžiant ir sudarant šitą priemonę iš tikrųjų tiek man, tiek mano kolegijas, tai buvo labai malonus ir labai smagus prisiminti, tarkim, beveik 10-mečio patirtį. Tai bet aš linkėjimus ir nuo jos atvežiu, ypatingai kas pažįsta, kam teko bendrauti, tai nusiunčia pačius gražiausius linkėjimus. Prieš pradedant kalbėti apie metodinę priemonę, tai aš jau visų pirmiausia norėčiau palinkėti ypatingai sėkmingų, ypatingai kūrybingų, saugių, sveikų, daug kantrybės talpinančių metų, nes jie prasidės labai greitai, nežinau kaip kitose mokyklose, Panevėžyje jau šeštadienį, žinau, kad prasideda visose mokyklose, taigi jūsų laukia vėl ištisi metai. Pilni nuotykių, iššūkių, ieškojimų, avantūrų ir ko tik nori, kas atsitinka dirbant ko gero labiausiai su pradinių klasių mokiniais. Ir ypatingai su pirmokiukais, kurie pirmais ateina į mokyklą. Tai aš visada labai žemai lenkiu galvą prieš pradinių klasių mokytojus, nes jūs padedat pagrindą, kurį paskui mes arba tobulinam ir keliam, arba imam ir sugadinam. Apie tą sugadinimą tai aš ko gero kalbu iš savo kaip ekonomikos mokytojos, verslumo mokytojos pozicijų truputėlį. Nes visi vaikiukai ateinantis iš pradinių klasių yra labai kūrybiški. Ir tai be abejo jūsų labai indėlis didelis. Jų akytės dega, rankytės kyla ten. Labai neatsargiai, pavyzdžiui, paklausė, ar yra savanorių ir tiek, kiek žmonių, tiek ir savanorių, kas mums su vyresniais dirbantiem, tai labai būna keista iš pradžių. Ir kartais mes iš tikrųjų norėdami susidėlioti pagal savo tvarką, pagal savo darbo strategiją, kad čia mums netrukdytų, kad darbas vyktų efektyviai, imam ir tą kūrybiškumą taip truputėlį prismauti. Ačiū Jums, kad Jūs kartą iš kartos vėl siunčiat kūrybiškus vaikus į vyresnės klases. Kalbant apie leidinį, labai ačiū pirmiausia visoms kolegėms, kurios padarė didelį darbą, tvarkant medžiagą, siunčiant ir iš tikrųjų mes ten ir pastabų siuntėm ir teisėm ir sakėm, kad negerai ir gerai ir visai kaip. Jūs buvot labai kantrios, labai tolerantiškos mūsų pastabom ir aš manau, kad mūsų tas produktas yra visai pavykęs. Galbūt ekonomikos profesoriai pasakytų ir kitaip. Bet aš labai norėčiau pamatyti bent vieną ekonomikos profesorių, kuris nueina dirbti su pirmokais. Aš labai gerai atsimenu laikotarpį, kai mes rengėm pirmuosius standartus ekonomikos ir verslumo ir dalinomėms dalis. Tai buvo dalis korifėjų ir mes Asta buvom tokius. Jaunas, kvailas ir nelabai ką mokančios ir mes tik tai klausėm ir ausytėm klausėjom, bet kai prie ta vieta, kuri reikėjo, o kas imsis tvarkyti standartus pradiniai klasiai, tai visi taip ir atsisukė jos. Tai specifika yra tokia, kokia jinai yra. Ir tie jūsų mažieji verslininkai, gal jie bus verslininkai, gal jie nebus verslininkai, gyvenimas viską parodys, nors iš tikrųjų aš dabar įeidama į daugumą įstaigų, tiek Panevėžyje, tiek Vilniui, nebeatpažįstu savo mokinių, o jie sveikinasi. Pasirodo, tai man mokiniai pasikeitė, visiškai pasikeitė. Ir tikrai labai smagu girdėti, kai prisimenam kažką tai tokio. O, sako, tas tai man padėjo. Va, tai aš prisiminiau jūsų žodžius tada.
Tai aš manau, kad jūs tokių padėkų ir žodžių girdit daug iš savo buvusių mokinių. Ačiū projekto rengėjams, kad iš viso parengė tokį projektą. Aš manau, kad jis labai smagus turėtų būti projektas, nes jeigu kalbant apie dailės ir technologijų pamokas ir verslumą, ir turint galvoj mokinių amžių, tai yra pačios tos geriausios pamokos integracijai. Nes neturi tie vaikai tiek daug kantrybės klausytis ilgų teorijų. O čia labai daug kūrybos, labai daug veiklos ir per tą veiklą labai gera parodyti, diegti va tuos pradinius verslumo pagrindus, kuriuos jie gal ir turi jau atėję ir į mokyklą, bet jie nelabai žino, to jie nelabai moka to įvardinti ir jūs padėte jiem tai įvardinti. Kalbant apie pamokėlės ir apie leidinį, iš tikrųjų mes labai nenorėjom suniveliuoti visko ir padaryti visko vienodo ant to paties portaliaus. Nes labai gražus darbai, skirtingi darbai, su savo požiūriu, su savo fantazija tam tikra, su savo patirtim. Ir, na, turbūt negalima visada visko padaryti visiškai taip pat ir vienodai. Tik tai pasistengėm truputėlį padaryti tokią struktūrą, labiau organizuota, kad jinai būtų patogesnė tiem mokytojams, kurie projekte nedalyvavo, kurių planai čia neatsirado knygutėj, bet kurie mes labai tikimės pasinaudo šitą medžiagą. Juolab, kad jau dabar nemažai metų naujos medžiagos tokios leidybinės nelabai yra. Tai dabar apie pačią struktūrą. Na, visus autorius jūs matot viršelėje, pradžioje surašytos, jie dabar garsus labai, dabar jų pavardės skambės visose mokyklose. Aš labai tikiu, kad projekto organizatorių pastangom šitą medžiagą pasklis po visas mokyklas. Na ir turinį, tokia, tikimėms loginė tvarka labai yra išdėliota, kas kitoje knygoje yra. Iš viso tą leidinį, kaip matot, sudaro 2 leidinukai. Tai pirmasis lygtai pagrindinis, į kurį įeina pati verslumo ugdymo apžvalga tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Trumpieji pamokų planai, tai tokie lygtai paruoštukai. Ir labai graži dalis, labai spalvinga dalis, tai mums tai pasisekė, tai yra jūsų gražioji patirtis sudėta, kuria irgi, ko gero, tikiuosi pasinaudos ir kiti mokytojai. O antrą dalį mes visai sąmoningai ruošiam kaip metodinės rekomendacijas, sudėjom išplėstinius tų pačių trumpųjų pamokų planus. Taip, kad mokytojas paėmęs galėtų skaityti ir matyti, ko, kur, kaip, kada reikia. Na, aš čia tiesiog nelabai, ko gero, smulkiai kalbėsiu apie tai leidinį, jūs jį jau vartėt ir pavartysit. Aš tiesiog pasidžiaugsiu keletą gražių nuotraukų iš mūsų gražios tos patirties. Va čia tai visą laiką šitą nuotrauką mane labai žavi, nes čia yra paskutinė seminaro baigiamoji dalis, čia yra paršelio tokio knysliuko istorija, tai aš ją visą laiką labai šiltai prisimenu. Ir skėdžių priešimas, ir stendus dabar mačiau, ir pyragus kepam, ir taip toliau, ir labai gražios dvaro dienos, labai džiaugiausi tuo darbeliu. Pirmojoje daly darbinukutės yra aprašęs apžvalgą apie verslumo ugdymą Europoje ir Lietuvoje. Iš tikrųjų mes, jeigu jau pasižiūrėjote ir pavartėt, daugiausiai yra naudoti Euridike duomenys, nes kai aš pradėjau klausinėti savo kolegų, kaipgi ten yra, tarkim, Vokietijoje su verslumo ugdymu pradinėse klasėse, jie mane taip žiūrėjo savo tu ką. Nieko mes neturim. Ispanai netgi mokyklo iš viso nemoko verslumo. Tai vat ten, jeigu pažiūrėjusi tuos piešinukus ir priežinukus, tai jūs pamatytume, kad Lietuva šiaip jau verslumo ugdymu yra tarp pirmaujančių. Na, kiek mums tai gerai sekasi,
Tai matyt, kai viską padarysim nuo pradžių iki galo visais lygmenim, tai matyt, mums labai gerai seksis. O dabar mes, dar mokomėms, kaip tai reikia daryti. Ir daugiausia tai daro be abejo mokytojai. Metodinės rekomendacijos, aš noriu truputėlį daugiau gal prie metodinių rekomendacijų sustoti. Tai yra, tokį palengvinimą sutarėms draugiškai su visom mokytojom, kad reikia vis dėlto paimti iš bendrojo ugdymo programų, būtent tų dalykų, tas dalis, į kurias yra integracija būtent šitos pamokos. Taigi jūs matysite ir klasę nurodytą, ir atitinkamą standartų, tai yra bendrųjų programų dalį, būtent kurią atitinka šitą pamoką. Rasite ir tikslus, atsiprašau, uždavinius, tikslų mes pamokom nebekeliam, toliau ir priemonės, ir aplinkas, ir pačią eigą, ir darbo metodus. Na ir be abejo laukiame rezultatą, mokinių pažangą ir pažangos vertinimą, įsivertinimą. Ir nemažai, kuriuose planuose yra ir temos tęstinumo dar galimybės numatytos. Taip pat aš labai tikiuosi, kad jums tos pamokėlės bus naudingos. Na, o jeigu jūs įžiūrėsit kai ką kaip ne visiškai tobulą produktą, tai žinokit, kad net ir patį tobuliausią visada galima tobulinti. Tam ribų nėra. Taip, na ir trečioji dalis, kurį įdėta jūsų viršelyje, tai yra diskelis. Bet manęs jau viena mokytoja klausė, sakė, aš galvojau, kad tik pasižiūrėjimui, bet aš visą medžiagą, kurią gavom, mes labai pasistengėm sudėti, nes jinai bus ir priedai, ir skaidruolės, ir pristatymai, ko gero, labai naudingi. Ir visą tai jūs rasite būtent diske. Čia jūs matysit pagal knygutės dalis yra sudėta ir nurodyta, kokios temos būtent priedai yra įdėti. Jeigu jūs diską atsidarysit, tai jūs tiesiog spustelėję ant, ten yra kita spalva nurodyta, sakykime, priedas toks ir toks, jis iš karto yra pažymėtas kita spalva. Jūs spustelit ir jums tas priedas iš karto atsidaro. Taip pat aš manau, kad ir kompiuteriu naudojantis tai yra labai patogus produktas. Ir mano palinkėjimas, kūrybingų naujų mokslo metų. Aš manau, kad gal nelabai jums to reikia linkėti, jūs kitaip negalite tiesiog. Jūs negalite būti nekūrybingi. Tai jūsų yra jau esybė. Bet iš tikrųjų, dar kartą aš jums linkiu asmeninės ir geros sveikatos, ir stiprybės, ir kantrybės. Ir susitiksim kituose pasimatymuose. Aš manau, kad čia ne paskutinis. Sėkmės visiems.